viskas išeina į gerą. Laiške Romiečiams 8 skyriui 28 eilutėje parašyta: be to, mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą, tiems, kurie jo tikslų yra pašaukti. Net sunkiausiais gyvenimo laikotarpiais, kai atrodo, kad viskas griūva, prisimink šią tiesą: Dievas veikia tavo labui. Kiekvienas nusivylimas, nesėkmė ar išbandymas, su kuriuo susiduri, nėra beprasmis. Visą tai Dievas naudoja tam, kad tave formuotų, kad sustiprintų ir priartintų prie tikslo, kurį jis tau yra numatęs. Galbūt dabar to nematai, bet užkuliusiuose Dievas dirba. Jis paverčia tavo skausmą į prasmingą tikslą, kovas į vidinę stiprybę, o nesėkmes į būsimas pergales. Tai, ką dabar išgyveni, nėra tavo istorijos pabaiga. Tai dalis jo didesnio plano. Net jei aplinkui niūru, jo pažadai išlieka teisingi, o meilė pastovi ir nekintanti. Dievas veikia, net jei šiuo metu to nejauti. Todėl nenuleisk rankų, neatsisakyk vilties, eik pirmyn žinodamas, kad esi jo rankose ir jis valdo viską. Iš visko, ką dabar patiri, jis išaugins kažką gražaus. Jo planas tau didesnis nei bet kas, ką galėtum įsivaizduoti. Kiekvienas savo žingsnis tai kelias į tą žmogų, kurį jis pašaukė būti. Pasitikėk jo laiku, pasitikėk procesu. Dievas daro gerą tiems, kurie jį myli. Tu esi mylimas, tavo ateitis saugi jo rankose. Amen.